Ar žinai skirtumą tarp pasyvių ir aktyvių pajamų? Kai eini į darbą kasdieną, tai vadinasi aktyvios pajamos. Tu eini į darbą, tau sumoka, nenueisi į darbą, tau niekas nemokės. Reiškia, tu tik tais uždirbi, kai mainai savo laiką į pinigus. Pasyvios pajamos, kita vertus, tai kai tu padarai kažką vieną kartą, tau moka vėl ir vėl. Pavyzdžiui, kai suvaidina filmuose žmonės, kai parašo kažkokią knygą arba išleidžia dainas, jiems už tai moka vėl ir vėl už jų padarytą darbą. Arba žmonės, kurie investuoja savo pinigus, jiems moka vėl ir vėl. Ir yra dar vienas būdas, tai kurti savo komandą tinklinio marketingo versle. Kai tu sukuri savo komandą versle, tau už tai moka vėl ir vėl daug metų. Nori sužinoti, kaip tai galėtum padaryti ir tu, ir uždirbti tas pasyvias pajamas, susisiek su manimi ir aš tau papasakosiu daugiau.